Labą dieną. Šiandien turim 163 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie bolševikų įsigalėjimą Rusijoje. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie NEPą. Taigi pilietinis karas ir bolševikų politika Sovietų Rusijai atnešė didžiulių nuostolių. Milijonai žuvusių, emigravusių, tušti sudegę kaimai, nekūrenami, nušiurę, apgriuvę miestai, neveikiančios gamyklos, sutrikęs transportas, tūkstančiai valkataujančių, beglobių vaikų, siaučiančios ligos. Toks buvo šalies vaizdas 1920 metais. Įvairiose vietose vyko valstiečių sukilimai. 1921 metais metų pradžioje streikavo Maskvos, Petrogrado ir kitų miestų darbininkai. Maskva badavo. Petrograde vyko didžiuliai streikai ir neramumai. Darbininkus palaikė ir Kronštato tvirtovės įgula jūreiviai. Kronštato jūreiviai reikalavo slaptais rinkimais perrinkti tarybas, suteikti žodžio ir spaudos laisvę darbininkams ir valstiečiams, anarchistams, paleisti politinius kalinius, priklausančius socialistinėms partijoms, leisti valstiečiams laisvai dirbti žemę, peržiūrėti kalėjimuose arba lageriuose uždarytų politinių kalinių bylas. Jūreivių delegacijos nariai, nunešę reikalavimus valdžiai, buvo suimti. Tuomet prasidėjo Kronštato įgulos sukilimas. Prieš juos mesta armija sukilimą nuslopino. Likę gyvi sukilėliai buvo sušaudyti arba išsiųsti į koncentracijos stovyklas. Bolševikai užgniaužė neramumus, bet norint išlaikyti valdžią, reikėjo pagerinti gyventojų padėtį, atgaivinti pramonę, žemės ūkį. Tūkstantis 1921 metais nuspręsta keisti ekonominę politiką. Naujoji ekonominė politika, tai yra NEPas, leido atgaivinti rinkos ekonomiką. Maisto atsargų nusavinimas pakeistas mokesčių maisto produktais. Valstiečiai galėjo nuomoti žemę, samdyti darbininkus, parduoti produktus. Jau 1925 metais pasiektas prieškario pasėlių plotas bei gyvulių skaičius. Šalyje vėl leista laisvai prekiauti. 83% mažmeninės prekybos atsidūrė privatininkų rankose. NEPas leido privačią pramonės gamybą. Dalis nedidelių įmonių grąžinta savininkams.
pavieniai asmenys, net užsieniečiai, galėjo nuomoti didžiąsias gamyklas. Kūrėsi bendros su užsieniečiais įmonės, kurios dažniausiai vertėsi importu ir eksportu. Atgijo miestai, transportas. 1925 metais buvo pasiektas ikikarinis gamybos lygis. Geriau naujomis sąlygomis veikė ir valstybinės įmonės. Valstybės rankose liko dauguma nusavintų didžiųjų ir vidutinių įmonių, bankai, transportas, užsienio prekyba. Kitose gyvenimo srityse pokyčiai buvo menki. 1922 metais išleistas visų bažnytinių vertybių, taip pat šventų, apeigoms naudojamų reikmenų nusavinimo dekretas. Tarp kareivių vykdančių bažnyčių turto nacionalizavimą ir žmonių ginančių cerkves kildavo kruvinų susidūrimų. 1922 metais buvo surengti dvasininkų teismai, taip pat buvusių socialistų revoliucionierių, eserų, partijos narių procesas. Bausmės ir nepo laikais buvo labai griežtos. Dažnai taikyta mirties bausmė, įstatymai buvo fiktyvūs. Valdžiai norint buvo galima apkaltinti ir nuteisti bet kurį žmogų. 150 žymių mokslininkų, tai yra filosofų, istorikų, gamtininkų, Peterburgo ir Maskvos universitetų profesorių atsidūrė tremtyje užsienyje. Tarp jų buvo Peterburgo universiteto rektorius, filosofas ir istorikas Karsavinas. Jis vėliau dirbo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Po Lietuvos okupacijos Karsaviną sovietinė valdžia suėmė ir uždarė į lagerį, kur jis mirė. Apie SSRS įkūrimą. Po pilietinio karo buvusioje Rusijos imperijos teritorijoje susikūrė sovietinės Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Azerbaidžano, Armėnijos ir Gruzijos respublikos. Bolševikai manė, kad tikslinga turėti kuo didesnius valstybinius junginius. 1922 metų gruodžio 30 dieną Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Užkaukazės respublikų federacijos atstovai pasirašė kabutėse SSRS įkūrimo deklaraciją. Deklaracijoje buvo sakoma, kad respublikos vienijasi savanoriškai ir turi teisę nevaržomos išstoti iš SSRS. Nors ir buvo deklaruojamas respublikų lygiateisiškumas, jos sąjungoje teturėjo formalias teises. SSRS buvo labai centralizuota unitarinė valstybė. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie nepą. Kas lėmė bolševikų ekonominės politikos pasikeitimą? Kokie nepo rezultatai?
Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateikta medžiaga ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie SSRS įkūrimą. Kada sukurta Sovietų sąjunga? Paaiškinkite kabutėse unitarinės valstybės sąvoką. Pasakokite, atsakykite ir paaiškinkite remdamiesi pateikta medžiaga ir žiniomis.